Prenumeruokite Vakaro žinias 2026 metams. Viskas trumpai ir aiškiai apie Lietuvą ir pasaulį. Daugiau informacijos dienraštyje Vakaro žinios. Sveiki, mes ir vėl kartu su Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino vienuolyno gvardijonu kunigu Arūnu Peškaičiu. Sveiki, malonu. Ir šį kartą aptarsime kai ką tikrai ypatingai svarbaus, kas bus svarbu ne tik šią savaitę, nors dabar ypač aktualu, bet bus ir po kitų savaičių, po mėnesių ir dar po daug metų. Turiu minty, aptarsime ką tik pasirodžiusią naujojo popiežiaus Leono XIV pirmąją encikliką Magnificat Humanitas. Tai kaip jums bendri įspūdžiai? Jeigu bendri įspūdžiai, tai iš tikrųjų man yra nuostaba, kaip laiku ir tiksliai į laiką, į 10-tuką pataikė šitą encikliką. Žinoma, jeigu taip bažnyčios atsiverst metraštį, tai dažnai enciklikos pataikydavo labai laiku ir labai į tikslą. Turbūt tai yra šventosios dvasios apraiška. Vienaip ar kitaip šita enciklika yra ne tik aktuali tuo, kad kalba apie daug yra skiriama dėmesio dirbtiniam intelektui ir problemams susijusiams su juo, bet turbūt esminis ir net paradigminis enciklikos naratyvo dėmesys sutelktas, kas yra žmogiškumas ir kas jau nebėra žmogiškumas. Ir va čia, man atrodo, ir yra ta vinis, dėl ko enciklika pasirodė laiku, labai laiku, į 10-tuką pataikė ir taip jinai bus aktuali daug metų. Ko gero, aš taip galvoju, kad jinai bus tiek pat aktuali, kiek kažkada Leono XIII enciklika Rerum Novarum apie naujus dalykus. Nes popiežius Leonas XIV taip pat kalba apie naujus dalykus ir kalba apie dalykus, kurie vyksta šitoje planetoje, Žemėje. Ir kas turbūt mane, kai aš sakiau žodį nuostaba, tas taiklumas, kuriuo popiežius nusitaiko į problematiką, yra ypatingas tuo, kad regis jisai kalba apie situaciją, kuri itin gerai pažįstama Lietuvoje. Nors dirbtinis intelektas be abejo nėra vien tik Lietuvos fenomenas, bet čia dar kartą kartoju, čia nėra apie vien dirbtinį intelektą. Taip, jis daug apie tai rašo, jis gilinasi į šitos technologijos pavojus ir pozityvą, bet svarbiausia, jis gilinasi, kas yra žmogiškumas ir kas jau nėra žmogiškumas ir kalba apie pamatinius dalykus. Algoritmą ir jo prieštarą žmogiškai laisvei. Va čia, man atrodo, esmė. Tikrai mane irgi pozityviai iš karto nustebino nepaprastas šitos enciklikos taiklumas ir aktualumas, toks pataikymas tiesiai į laiko dvasią. Ir kai kuriuose vietose atrodė, kad skliausteliuose norima įrašyti, kad čia kreipiamas į Lietuvą, žinoma, ne tik, bet neabejotinai turime omeny ir specifiškai Lietuva ir kitos vietos, kuriuose vyksta panašūs dalykai. Iš pradžių galbūt keletą bendrų dalykų pasakysiu, nes šiaip kas toko yra enciklika, kas taip ir žanras, padėties pasaulyje apžvalga iš Romos katalikų bažnyčios perspektyvos ir gairės, ką apie tai manyti ir kaip elgtis katalikams ir kartu pranešimas visiems kitiems apie Romos katalikų bažnyčios poziciją, mes laikomės tokio požiūrio. Todėl tai savaime yra labai svarbus įvykis visiems ir visiems katalikams ir taip pat krikščionims, nekatalikams ir nekrikščionims. Struktūra konkrečiai šitos enciklikos, jie sudaro 5 dalys. Pirma, antroji yra būtent aiški afiliacija su jau paminėta popiežiaus XIX
XIX amžiaus Leono XIII enciklika Rerum Novarum, nauji dalykai, nauji reikalai. Būtent šita aiškia afiliacija su Leonu XIII, tai regis yra signalas, o kodėl šis popiežius yra Leonas XIV. Jis nori parodyti testinumą ir įpėdinystę Leono XIII, kuris tikrai labai svarbus popiežius visoje popiežių sekoje. Ir enciklika Rerum Novarum XIX amžiaus pabaigoje buvo labai svarbus įvykis, intelektualinis, ne tik bažnyčios istorijoje, bet apskritai tai buvo atliepimas į tuo metu vykstančius labai svarbius pokyčius ir akivaizdžiai šis naujasis popiežius nori padaryti kažką panašaus, aišku, reaguojant į mūsų laikų įvykius, kalbėti toliau apie mūsų laikus, apie mūsų resnovį. Taigi, pirma, antra didžiosios enciklikos dalys yra tam tikra apžvalga bažnyčios mūsų socialinės doktrinos, įsistatymas į kontekstą, kitų enciklikų parodymas, kas jo manymų dabar toje istorijoje kitų enciklikų yra itin aktualizuotina ir panašiai. Žodžiu, toks apžvalginės tos dalys. Trečia, ketvirta yra apie mūsų epochos resnovį, mūsų epochos naujus dalykus, su kuriais negalėjo susidurti Leonas XIII, bet iš jo socialinės doktrinos perspektyvos, kaip permastyti būtent mūsų naujus dalykus, tai yra dirbtinis intelektas. O penkta dalis yra tokia įspūdinga, didinga antikarinė manifestacija, kurią irgi aptarsime. Taip, ir gal pradžioje aš irgi pristatysiu tą pradžią. tą pačią pradžią, nuo ko pradeda popiežius ir kodėl mano galva tai yra labai aktualu. Beje, Rerum Novarum parašyta XIX amžiuje man tapo žinoma keistu būdu 1983 metais. Keistų būdų sakau, nes tuo metu aš nebuvau joks praktikuojantis krikščionis, nebuvau nei vienuolis, nei kunigas, tiesiog eilinis studentas Vilniaus universitete psichologijos studijose buvau, psichologiją studijavau. Bet tuo metu, jeigu kas žinot, kas nežinot, tai pasakysiu, buvo privaloma disciplina mokslinis ateizmas. Ir mums dėstė mokslinį ateizmą įdomus žmogus su labai įdomiu vardu ir pavarde – Jonas Mačiulis, bet ne Maironis. Jis buvo Vilniaus universiteto mokslinio ateizmo katedros vedėjas. Buvo akivaizdžiai įsitikinęs, pakankamai angažuotas ideologas, neformalus, akivaizdžiai tikintis tuo, ką jis kalba. Ir kažkodėl pagrindinių priešų ir pagrindinių taikinių jis nusitaikė į encikliką Rerum Novarum. Šitą vardą, šitą pavadinimą, šitos du žodžius aš įsiminiau iš to laiko. Per kiekvieną seminarą, per kiekvieną paskaitą jis vis kartodavo Rerum Novarum, Rerum Novarum. Nežinojau nei kas ta enciklika, nei apie ką jisai papasakojo maždaug. Bet aš dabar, kai atsuku tą atgal filmuką savo gyvenimo, tai galvoju, kokia tai pavojinga buvo enciklika. Jeigu jinai šitaip dirgino šitą profesorių praėjus beveik šimtui metų nuo jos pasirodymo. Tai aš galvoju, šią prasme ši enciklika taip pat kai kam pasirodys nemažiau pavojinga. Taigi pradžia enciklikoje yra labai įspūdingas aprašymas, kuo skiriasi Babelis ir miesto statymas. Yra paimami keli tekstai iš Biblijos, tai pirmiausia apie Babelio bokštą, kada žmonės stato galingą bokštą, galingą projektą rengia, kaip pasiekti dangų. Ir kitas pasakojimas iš Nehemijo knygos, ten, kur kalbama apie tai, kad reikalingas yra atstatymas miesto, kuriame su tuo miestu susiję žmonės turi kažkaip susitart. Nehemijas kalba apie tai, jog planuokime išmintingai, dirbkime ištvermingai ir būkim tos karalystės tarnais ir žmonėmis, kurie laisvai apsisprendžia dėl miesto statybos. Tuo tarpu Babelis yra nepaprastas tuo, kad žmonės kalba viena kalba,
Kitaip tariant, jie yra visiškai homogeniški ir pajungti vienam tikslui. Tas tikslas yra jų sugalvotas, bet jis pretenduoja į kažką, ką galima apibūdinti kaip, žargoniškai pasakysiu, dangaus išdūrimu. Štai mes pasieksim Dievą be Dievo. Ir žiūrėkit, šitos situacijos, kurios aprašomos popiežiaus, yra labai atpažįstamos mūsų situacijose. Šiandien, gerai, kalbėkime apie Lietuvą. Šiandien reikalaujama homogeniškumo būtent. Tarsi kažkam yra žinomas tikslas, kurį mes turime pasiekti. Ir tie, kurie neprisideda prie tikslo, tai kalba skirtinga kalba, ir tą kalbą reikia ištrint, pašalint, nureikšmint. Niekas neprašo statyti ar atstatyti miesto, šalies, gyvenimo, bet pasijungti konkrečiam tikslui. Koks tas tikslas? Sukurti visuomenę, kuri yra atspari. Kaip ten dezinformacijai, priešams, bet kokiai kitai minčiai, kitoms kalboms. Atsiminkit, kad dar vienas biblinis įvaizdis, irgi panaudojamas iš to encikliko, yra sekminių įvaizdis. Tada, kai šventoji dvasia nužengiant į Jėzaus mokinių, jie pradeda melstis įvairiomis kalbomis, šlovinti Dievą ir žmonės pradeda juos girdėti tomis savo kalbomis, skirtingomis kalbomis. Žmonės pradeda susikalbėti, bet jie kalba skirtingomis kalbomis. Babelyje jie kalba viena kalba, kol neteina tas išsklaidymo metas ir jie jau nebesusikalba. Jie kalba viena kalba, nes jie pasistatė savo super tikslą. Ir aš iš karto, čia gal labai konkrečią realybę noriu atkreipdėmesį. Lygiai prieš savaitę Gedimino prospekte įvyko koncertas. Koncertavo vaikinai, kurie gimė Lietuvoje, bet kurių gimtoji kalba yra rusų. Jauni vaikinukai, puikiai grojantys ir puikiai dainuojantys, jie be abejo, bet ačiū Dievui, iš tikrųjų noriu pasakyti, jie dainavo savo kalbą, rusų kalbą. Aplink aš mačiau daug linksmų žmonių, šokančių, dainuojančių, besišypsančių, nes tos lengvos dainos, kurias jie dainavo, jos pažįstamos, kai kurios iš vaikystės, kai kam iš jaunystės. Ir paskui pasipila kažkokios gąsdinančios antraštės. Pykčio banga pakilo prieš rusišką dainavimą Gedimino prospekte. Kur ta banga pakilo? Kam jinai pakilo? Mes norim padaryti, ir jau aš seniai tą pastebiu, čia tik vienas fragmentas iš didelio naratyvo, pasakojimo, kuris jau eina per mūsų portalus, nežinau, kelintą mėnesį, kad per daug yra kitų kalbų prospekte Vilniuje, jo gatvėse. Ypač rusų kalbos, bet ir kitų nereikia. Reikia vienos homogeniškos kalbos. Ir tie, kurie atvyksta į Lietuvą, jie turi vos ne iš karto kalbėti lietuviškai, nes iš tikrųjų keliuose tekstuose tokia šmėstelėjo mintis, kad viešoje erdvėje kalbėti nelietuviškai tiesiog yra įžeidimas. Pagalvokit, ar tai nėra Babelis? Tikrai taip, tie dažni visokie bandymai šitokių nuotaikų dengti kažkokiu reikalavimu pagarbos kalbai, atsiprašau, kalbos savaime jokios negalima nei gerbti, nei negerbti, žmonės galima gerbti ar negerbti, ar jų tikslus, bet ne kalbą. Ir kalbėti kitą kalbą nėra, arba netgi nemokėti kažkokios kalbos nėra jokia nepagarba dar kažkam. Mes kiekvienas daug kalbų nemokam, kai kurias mokam, daugiau nemokam, tai nereiškia, kad mes jų negerbėm. Taip, šie du vaizdiniai eina per visą encikliką Babilono bokšto statybą ir Nehemijos statybos atstatymą šventyklos. Jie vienas kitam priešinami kaip vienas kelias, kurio nereikėtų eiti ir kuriuo lyg ir eina dabarties pasaulis, bet ne per vėlų sustoti, ir kitas kelias kaip pozityvi alternatyva. Žinoma, tai Nehemijo variantas.
Šiaip mane nustebino Povilo Aleksandravičiaus tekstas Bernardinuose, kuris bando komentuoti, tiesą sakant, labai nerangiai tą encikliką ir atsargiai, bet jis labai keistai interpretuoja šitą metaforos pasirinkimą, šito biblinio įvaizdžio parinkimą. Jis sugeba padaryti išvadą, kad Babelio bokšto statytoje, tai jie blogi tuo, neva jie egoistai ir trokšta malonumų. Ne, nėra nieko panašaus visoje enciklikoje, galime garantuoti. Čia grinai Povilas Aleksandravičius kažkodėl sugalvojo. Nežinau, gal paklausė dirbtinio intelekto, kuris nebuvo skaitęs dar enciklikos. Na, labai greitai pasirodė tas komentaras ir aš kažkaip irgi pagalvojau, kad Povilas per daug greit puolė pakomentuoti tai, kas irgi radau dalykų, kurių enciklikoje niekaip negalėjau rasti. Man susidaro įspūdis, kad šie Babelio statytojai, ne tik tas kalbos motyvas, kuris čia labai svarbus, bet jie blogi popiežių iš esmės tuo, kad jie autoritarai. Kalba eina apie tokį užorganizavimą iš viršaus. Jie daro kažką, čia turime mintyje, aišku, tas jų didysis darbas yra pirmiausia dirbtinio intelekto plėtra, prie ko bus perėta kitose dalyse. Ir nekartą sugrįžta su ta metafora. Jie daro kažką, ką jiems liepia daryti, bet jie nežino kurį laiką galutinio tikslo, taip kaip ir originaliu šitoje Babelio bokšto vaizdinijoje. Jie gamina plytas statyti bokštą, bet iš tikrųjų nežino, ką jie statys. Taigi tikslas jiems nėra aišku, jie tiesiog paklūsta valiai, kuri jiems liepia, kuri juos visus valdo. Jie homogeniški, jie dar lengvai ir sparčiai komunikuoja efektyviai dėl tos vienos kalbos ir būtent dėl šito neaiškumo ir neturėjimo nei laiko, nei resursų pagalvoti apie tai, ką jie tiesą sakant daro. Ir skirtingai nei Nehemijas, kuris bando atstatyti kažką, kas visiems tame dalyvaujantiems ir prisijungiantiems žmonėms yra žinoma, brangu ir reikalinga, Babelio bokštas yra kūrimas kažko visiškai naujo, ko dar nebuvo. Kas savaime nereiškia nieko blogo, popiežius taip nesako, nėra blogai kurti naujus dalykus, anaiptol. Ir tai nėra kažkokia priešiška pozicija dirbtiniam intelektui kaip tokiam, irgi ne, bet specifiniam, sakyčiau, politiniam jo panaudojimui. Netgi galima išvelgti tokią kriptišką, užmaskuotą, man atrodo, šitoje vaizdinijoje poziciją prieš Trumpą. Kad štai blogai, kada dirbtinis intelektas panaudojamas, pasitelkiamas stiprinti autoritarinės valstybės aparatų stiprinimui tendencijoms. Tai be abejo. Mes aiškiai matom čia labai daug sąsajų su tuo, kas vyksta labai konkrečiai čia ir dabar, šiandien. Ir popiežius, jis yra aktualus ir todėl, kad jis ir gyvena šiandien ir žiūri procesus, kurie vyksta. Tai taip, aš apie tikslą norėjau pasakyti. Mums irgi juk sakoma, vardan tikslo, bet koks tas tikslas? Kas visą laiką kovoti su priešais, visą laiką būti susispietusiais aplink kažką, kas labai svarbu. Bet iš tikrųjų mums neaišku, kas tai ir dėl ko. Ir tai yra baisiausiai, kad įjungiamas algoritmas, kuriam norima pajungti daugelį, tačiau neaišku, kam ir dėl ko. Tiesiog sakoma, taip reikia. Ir čia turbūt mes turim prisiminti mūsų ne vieną kartą aptarinėjamą autorių Gritėną, kuris labai lengva ranka viską suveda į tai, kas yra leistina ir gera, ir kas yra neleistina ir negera. Tai ne apie tiesos ieškojimą, tai apie tai, kas kažkur jau yra ir kažkam yra pasakyta, kaip turi būti. Taip žinoma, kad niekas ir niekada negali pasakyti a priori gerą, blogą, taip turi būti ir taip darykime. Bet net jeigu ir galėtų, mes negalim žmonių paversti tais algoritminiais vienetais. Žmogaus siela tikrai nėra algoritmai. Ir man čia prisimena iš tikro Kristupas Sabolius ir jo tekstai apie algoritmą ir vaizduotę. Vaizduotė yra žmogiškumo erdvė. Algoritmas yra erdvė, kur žmogiškumo vis mažiau. Ir čia apie Trumpą aš tuoj prieisiu prie Trumpo, bet vis tik aš negaliu neprisiminti, turbūt ir visi dar neužmiršom pandemijos laikotarpio ir kaip jinai buvo bandoma suvaldyti. Tai nuolatinai kartojamas žodis, nežinau ar pamenat, buvo algoritmas. Toks yra algoritmas. Žmogus turi virusą, algoritmas, jis turi gulėti palatoj be rankenų, ten tik jam atidarydavo klosinę kaip kalėjime, taip. Bet algoritmas. Kas atsitinka, kai medicinoje pradedam naudoti algoritmą? Aš nesakau, kad algoritmai absoliutus blogis.
Bet kada jis tampa vieninteliu kriterijum, žmogiškumas dingsta ir gydytojo žmogiškumas, ir įžvelgimas konkrečios situacijos, kur algoritmas gali neveikti. Aš čia negaliu neprisiminti vienos gydytojos, su kuria esu pažįstamas nuo 19 metų, nuostabi gydytoja, kardiologė, gal nenorėtų, kad aš čia viešinčiau, tai pavardės aš nepasakysiu, bet tai yra konkretus žmogus, nuostabus žmogus, Vilniečiai daug kas ją pažįsta. Vieną kartą jinai man pasakė, jinai mane taip juokais vadina dvasišku tėveliu. Pažįsta, kadangi nuo 19 metų, tai tiesiog jinai taip jau sako, šiandien dvasiškas, o buvot nedvasiškas, nieko tokio. Sako, dvasiškas tėvelė, ar tik tai nepradėjot sveikai maitintis? Nuskau, ne, daktarė, aš to niekada nedarysiu. Teisingai sakė, visi, kurie sveikai maitinosi pacientai, jau anapus pas mano. Ir jinai pasakė labai įdomią tiesą. Paskui mes kalbėjomės apie tai. Sako, aš ne prieš sveiką mitybą. Aš tik tai prieš tą algoritminę mitybą, kada žmogus sunaudoja gausybę energijos ir stresuoja, kad tik nevirštų kalorijų, kad tik būtų baltymų, angliavandenių, riebalų kiekis teisingas per dieną. Ir sako, nepatikėsit, jis greičiau nusilpsta nuo tokio gyvenimo, negu gyventų tiesiog saikingai ir normaliai. Ir neskaičiuotų. Ir aš absoliučiai su ja sutinku. Ir vat grįžtant prie to paties Trumpo, ar ne? Jo susižavėjimas algoritmais, susižavėjimas dirbtiniu intelektu ir noras uzurpuoti tokio galutinio teisėjo vaidmenį yra akivaizdus. Ir va čia jau tikrai pozityviai, sakyčiau, atsiliepčiau apie vieną Povilo Aleksandravičiaus filosofo tekstą, kuris kalba apie vieną iš Trumpo pasekėjų, siekiančių apibūdinti, koks yra tikslas viso šito judėjimo, ir jis būtent kalba apie posthumanizmą, apie tą civilizacijos ateitį, kurioje nelieka realaus žmogaus, o lieka kažkas, kas gyvena virtualioje erdvėje, netgi su atmintimis, su asmeniškumo ženklais, bet nebėra asmens. O kas čia vyksta? Bet nebėra asmens. Ir čia Povilas Aleksandravičius labai teisingai pastebi dalyką, kuris beje aptarinėjamas encikliko iš tiesų. Tai yra ta vadinama posthumanizmo problema. Siekimas sukurti tobulesnį žmogų, kuris yra visaip pranašesnis už šiandien gyvenantį žmogų. Ir ta civilizacija yra matoma kaip galutinė, taip, dirbtinio intelekto tokia įsitvirtinimo paradigma žmonijos istorijos galutinėje etape. Ir žmonijos istorija baigėsi labai įdomiai. Tada, reiškia, jinai baigėsi Babelio bokšto statyba. Nesusitikimu su kitu, ką beje popiežius Leonas labai gražiai sako, susitikimas su kitu, su kito veidu, su kitu žmogumi, su Dievu, bet statyba, kuri turi užbaigti galiausiai visas mūsų nereikalingas laisvės ir mūsų trapumus. Atkreipkim dėmesį, popiežius beje šitoje enciklikoje sako, žmogaus trapumas nėra kažkokia yda kūrimo, o tai yra tiesiog realybė, per kurią ir reiškėsi ir gali reikštis meilė, solidarumas, atida, dialogas, buvimas su kitu kitokiu, bet nereikalavimu visiems būti tapatiems ir vienodiems. Kartu veikiausiai čia turime minti ir šitas bandymas užbaigti tai, kas žmonėse ir gyvenime apskritai yra nesuskaitmenizuojama ir klaidingai įsivaizduojama, kad tai kažkoks įgalinimas ar kažkoks tobulumas. Tiesiog kiekybinė skaitmenizuota ekspansija, amplifikacija, išdidinimas tam tikrų savybių, tai yra sąskaita kažko kito padaroma, tiesiog eliminuojant tas savybės, pavyzdžiui, to paties intelekto, dirbtinis intelektas vadinamas klaidingai, kaip popiežius teisingai pastebi, intelektu, jis nelabai intelektas, nes tai yra tik tam tikrų žmogaus proto savybių kalkuliuoti, tarkime, išdidinimas, pagreitinimas, tai tam tikros irgi vertingos savybės, bet tik savybės. Žmogaus intelektas nėra tik mokėjimas greitai skaičiuoti.
Taip, ir ten popiežius labai gražiai sako, tas dirbtinis intelektas gali mokytis, ugdyti save, kaip sakoma, bet tai nėra tas pats ugdymas ir mokymasis kaip žmogaus. Tai yra tiesiog įsisavinimas naujos informacijos, jos perdirbimas, kaupimas ir pateikimas. Ir šitas mokymasis, jis neturi savasties. Žmogus mokosi, būdamas savimi. Jisai jaučia, kad moko. Pavyzdžiui, aš žinau, kad aš mokausi. Galiausiai tas aš esu yra žmogiška. Tuo tarpu aš funkcionuoju, skaičiuoju, čia yra nebūtinai žmogiška. Ir dirbtinis intelektas, beje, popiežius irgi atkreipė dėmesį į tai, yra dar pavojingai gali sužaisti tiems žmonėms, kurie šiandien išgyveno, tokių žmonių dėja vis daugiau, didėjantį vienišumo jausmą, nes jis simuliuoja empatiją, atjautą, atspindėjimą. Ir kur tai gali nuvesti? Tai gali nuvesti į iliuzinį santykių kūrimą, ne į tikrų. Ir čia atrodo kaip tam tikra užuomina Piterio Thieliui neremti Trumpu, nes dirbtinis intelektas gali būti panaudotas tiek Babelio statybai, kas daroma dabar, tiek taip kaip kad būtų galima pastatyti kažką tokio, ką bando atkurti Nehemijas, kad tiesiog tai įrankis, kuris gali būti panaudotas labai įvairiais net ir priešingais būdais. Ir svarbiausia, kad čia klausimas ne tiek apie jį patį, bet apie jo panaudojimą totalitarinių valstybių gaminimų ir demokratijos iš esmės naikinimų. Čia jau 4 dalyje pereinama prie tam tikros svarbaus akcentų, kad demokratija esminis elementas, tiesiog demokratijos galimybės sąlyga būtų tiesos ieškojimas, kad visuomeniai, kuri atsisako tiesos paieškos, kuri neigia iš viso tiesos egzistavimą ar pažinumą, ji neišvengiamai totalitarėja. Čia pacituoja filosofę Hannah Arendt, tai yra tiesiog labai labai vietoje. Jos mintis yra ta, kad kai susikūrė totalitariniai režimai, buvusiai arba galbūt dar ir būsimi, tai jų pagrindiniai rėmėjai nėra tie žmonės, kuriuos tikrai nuoširdžiai ir visiškai įtikino oficiali propaganda. Ne, tokių mažuma. Problema yra ir pagrindiniai rėmėjai tie žmonės, kurie veikiau mano, kad nėra skirtumo tarp faktų ir fikcijos, tarp tiesos ir netiesos, kurie mano, koks skirtumas, pameluosim, kas yra tiesa, retoriškai paklausia ir panašiai. Va šitą poziciją tikrai nesunku matyti ir Lietuvoje. Tie visi tikintieji mokslo ir panašiais dalykais, jie tiki ne todėl, kad mano, kad tai tiesa, bet todėl, kad mano, kas nuspręs. O koks skirtumas? Ilgai kartosi kažką, tai bet kuri absurdiškiausia fikcija pavirs tiesa, nes jis sklinda iš visų prestižo vietų, iš visų ekranų oficialių, jie tuo tiki. Tikrasis jų tikėjimas, manyčiau, yra šis. Ir tai yra neišvengiamai, čia visiškai sutikčiau, slinktis į totalitarizmą. Visuomenė, kuri nesirūpina tiesa, yra ją abejinga arba ją valingai atmeta, bet ne vardan jos priešybės, bet tiesiog vardan šitos indiferencijos, abejingumo, tai anksčiau ir vėliau jau tampa totalitarinė. Ir taip, ir vėlgi pasižiūrėkime į aktualiją vieną. Tik ką ne per seniausiai Seime pateiktas projektas, kuriuo bandoma ne tik kriminalizuoti, bet kriminalizuoti, dar stipriau kriminalizuoti ir grasinant laisvės atėmimu, tiems, kurie skleidžia dezinformaciją, labai gražiai atrodo. Tačiau, kai paskaitai to projekto teiginius, jie yra siaubingi. Popiežius Leonas XIV šitoje enciklikoje sako, kad ieškojimas tiesos yra neišvengiamai susijęs ir su klaida. Tai yra žmogiška suklysti ir vėl ieškoti. Tuo tarpu įstatymo projekte klysti negalima. Klaidos negali būti, nes iš esmės galima traktuoti taip, kad būsimas įstatymas norėtų, kad tai, kas rašoma ir kas skelbiama viešoje erdvėje, būtų pakankamai homogeniška, nes visa kita tai yra priešų intrigos. Ir prasiskverbt mes tarsi turim skydą naudot, kad niekas nepraeitų, kas kažkam mums,
nežinau kam, nežinau kokiam tikslui, kas svetima. Baisiausia, kad iš tikrųjų tą projektą pristato beveik visų frakcijų atstovai. Ir ko gero, iš Seimo narių tik vienas profesorius Ignas Vėgėlė atkreipė dėmesį, koks yra totalitarinė grėsmė iš visai viešajai erdvei. Bet geriausias yra pasažas, kurį aš išskaičiau tam projekte, yra tai, apie ką jūs sakėt. Kad, šiaip tiesa, tai nesvarbu, ten beveik atvirai tas sakoma. Yra svarbu, kad nepasiektų priešo propaganda. Ir toj propagandoje gali būti, tarkim, 90% tiesos, bet ne vis tiek propaganda, nei turi būti atkirsta. Ir tada sakoma ten, jeigu, labai įdomiai suformuluota, aš gaila nepasiėmiau, kad galėčiau pacituoti tiksliai, bet mintis yra tokia. Jeigu yra reikalas, tai mūsų žurnalistai irgi gali viešoje erdvėje pareikšti kontroversiškas nuomonės, tačiau siekdami tikslo homogenizuoti visuomenę. Čia ne jie rašo taip, čia aš taip pasakiau. Tikslo, kad visuomenė būtų nesuskaidyta, tai yra, kad nebūtų sustyguota pagal tam tikrų žmonių norus. Beje, popiežius Leonas XIV labai teisingai rašo tai, ką daugelis čia mėgina vadinti sąmokslo teorijom, kad yra nedidelė grupė žmonių, kurie būtent per dirbtinį intelektą, per naudojamus algoritmus gali daryti milžinišką įtaką dideliai daliai žmonių. Ir tai yra labai didelis blogis. Tai jau netiesos ieškojimas, tai yra netiesos karalystė. Ir dėja mes matome tokius bandymus, ar ne? Kada mes juos matome, aš kartais klausiu savęs, kur jūs laisvo žodžio gynėjai? Kur jūs dabar? Ką jūs gynėte? Aš nedariau sociologinių apklausų, bet aš tikrai nemažai žmonių paklausiau, o ką jūs ten ginate? Ir jie nesugebėjo atsakyti. Jie pasirodo net nebuvo skaitę to projekto, prieš kurį jie pasisako. Jie tiesiog patikėjo tai, pavyzdžiui, tuo, kad tam projekte numatyta daugiau politikų įkišti LRT tarybą. Nieko panašaus nei pirmam, nei antram projekte nebuvo numatyta. Nieko. Tai čia toks vienas pavyzdėlis, kaip tiesa tampa nesvarbi, tam, kad pajungti žmonės kažkuriam nelabai žinomam tikslui. Nes jie išmoko vieno dalyko, kad svarbu yra ne kas sakoma, bet kas sako. Tiesiog yra patikimi ir nepatikimi šaltiniai ir taip vadinama kieno naratyvas. Pavyzdžiui, jeigu oficialus, tai viskas gerai, nelabai svarbu, kas ten pasakyta, bet čia mūsų naratyvas, o ten jų palaukime. O ką tiksliai reiškia šitas naratyvas? Naratyvas yra pažodžiui pasakojimas latiniškai. Tam tikra interpretacija, tam tikrų būdų, iš tam tikro kampo tikslingai sudėliojimas, daugiau mažiau rišliai įvairių teisingų ar neteisingų teiginių ir faktų. Tai ir reiškia, kad pats šitas kartojimas žodžių naratyvas tokiuose kontekstuose ir reiškia šitą iš principo skirtumo tarp tiesos ir fikcijos atmetimą, apie kurį kalba popiežius, nes kai mes sakom, kieno čia naratyvas ir pirmiausia žiūrime, o kam tai priklauso, vadinasi, kokiai rišlesnei visumai priklauso, kas dar taip sako, šitas teiginys žodžiu, jeigu dar kažkas kartoja blogas, vadinasi, tai netiesa ir taip toliau. Taip, būtent šitos kalbos apie naratyvą kaip tik ir sukuria pretekstą ir formatą, kaip išvengti bet kokio tiesos siekimo, nebėra viešoje erdvėje praktiškai jokių diskusijų, jokių skirtingų pozicijų susidūlimo ir bandymų apginti savas ar patikrinti savas versijas argumentais, to nėra, yra tiesiog arba savas naratyvas skleidžiasi, arba tyčiojamas iš nesavo, kuris net neturi progos prisistatyti. Tai čia ir yra tai, kas šitą indiferenciją, skirtumui tarp tiesos ir fikcijos įvardyjama popiežiaus enciklikoje. Ir nuo šitos dirbtinio intelekto temos anaiptol netikėtai pereinama 5 dalyje prie karo temos, nes dirbtinis intelektas, aišku, naudojamas intensyviai karyboje. Viena iš priežasčių, kodėl tie karai šiuo metu tęsiasi, gali būti tai, kad reikia testuoti dirbtinį intelektą, o kurį geriausia testuoti, jeigu ne tokioje teritorijoje, kur viskas galima, kur nebeveikia įstatymai, kur galima išbandyti visokiausias gynybinės ir puolamasis technikas,
čia yra tikras poligonas karo žemė, yra gerai, tiesiog tam tikra aukso žemė dirbtinio intelekto treniruotėms ir plėtroms. Tai pats dirbtinis intelektas dėl to nekaltas, bet čia galimas interesas, taigi apie karą. Va, čia yra svarbu, ką nelabai galima tikslingai neieškant surasti šiandien viešoje erdvėje tam tikras akivaizdžių dalykų pasakymas šitoje enciklikoje, kad palaukite. Apžvelkime trumpai naujausią pasaulio istoriją šiuo klausimu. Po antrojo pasaulinio karo susiformavo, taip pat skatinant tuo metu popiežiams, bet ne tik oficialus konsensusas politinis visame pasaulyje, kad niekada daugiau viskas. Mes ką tik patyrėme 2 baisiausius karus, darykim viską, kad taip nebūtų. Taika, bet kokią kainą buvo visuotinė pozicija. Kas be nutiktų, visada bus visokių regioninių konfliktų, visokių įtampų dėl teritoriniai ginčiai, tai nutinka. Bet visas nuoskaudas ir visus savos teisybės ieškojimus reikia suspenduoti dėl taikos, kad tai nevirstų dar vienu labai baisiu karu. 3 pasaulinis karas bus baisesnis už anuos. Tai buvo labai aiškiai įsisąmoninta ir pasakyta, kad taika yra didžiausia vertybė. Ir nebūna teisingo karo, va šita tiesiai išsakyta popiežiaus mintis, kuri yra tiesiog savaime suprantamybė. Taip nebūna teisingo karo, nes visi karai, kaip jis visiškai teisingai sako, visi pasaulio karai nuo tada, kai tik jie vyko, visada jie buvo laikomi tų, kurie kariavo kaip teisingi. Niekas nesako, kad mes einam į neteisingą karą. Visi, kas jie bebūtų, sakė, kad mes einam teisingo karo vykdyti. Mes turime teisę gintis, kaip kai kas sako ir panašiai. Visi taip sako. Turim teisę gintis, turim teisę pulti, turim teisę atkeršyti už istorinę skriaudą ir panašiai. Taigi nebūna teisingo karo, nes jeigu būna teisingas karas, tai mes iš karų neišbrisime niekada. Tai ši pozicija būtent, jis atkreipia dėmesį, kad šitas konsensusas susiformavo po antro pasaulinio karo, jis išgyveno visą šaltąjį karą. Visi sutarė dėl to, kad reikia, kai tik tai situacija destabilizuojasi, reikia dėti visas pastangas dėl taikos kaip vertybės ir tuo tarpu dabar atsitiko neseniai kažkas beprecedentiško. Ne tai, kad įvyko keli nauji karai. Tai nebūtų nieko keisto, karai visada pasaulyje kartais nutinka. Bet keista ir nauja, kad pasikeitė būtent šitas politinis konsensusas, jis dingo ir pasikeitė viešos erdvės visa atmosfera. Tiesiog imti atvirai kalbėti, kad taika nėra vertybė, nėra siekiamybė, geriau teisingą karą pakariauti. Ir panašiai, kad staiga šitas konflikto eskalavimo ir galios retorika tapo oficialaus diskurso dalimi. Taip. Vėlgi prisiminkim poną prezidentą Trumpą, kuris pasakė vieną gražią dieną išsimiegojęs, kad rytoj jis sunaikins visą civilizaciją. Ir pasakė tai ramiai ir visiškai, kai kas sureagavo, bet šiaip tai nuskambėjo. Ir toliau mes dabar svarstom, kokiu būdu čia pabandyti atsistoti teisingoj pusėje. Lietuvoje dažniausias svarstymas, kaip atsistoti teisingoj pusėje, kada, tarkim, Izraelio valstybė vykdo atvirą genocidą. Lietuva tyli ir sako, mums reikia taip pasižiūrėti, kurioje čia pusėje stovėti. Tiesos nereikia, gailestingumo nereikia. Taip, ir čia prasme tai labai pasikeitė. Iš tikrųjų, atsirado turbūt ta atmosfera, kurioje galia tampa labiausiai svarbiausių pasakojimo apie pasaulį elementų, taip aš sakyčiau. Žiūrėkit, popiežius beje šitoj enciklikoje, jis kalba apie būtent dirbtinio intelekto galimybę tapti tokiu autonominiu ginklu ir įtvirtinti kažkieno poziciją. Taip pat kartais dirbtiniam intelektui jau galvojama ir beje gali būti, kad karais visokiausiais, kurie palaikomi, šitą galios koncepciją palaikomi yra, gal ir jau pakankamai eksperimentuojama su tuo, kad būtent dirbtinis intelektas nusprendžia, kam gyventi, o kam mirti. Kam šiandien dar priklauso šiek tiek erdvės ir laiko, o kam jau nepriklauso. Ir argi neįmanoma įsivaizduoti situacijos, dabartiniam pasauliu man jau tai atrodo visiškai įmanoma, kada yra pasakoma, jog neefektyvu tam tikrus žmonės laikyti gyvais. Nes, tai niekam nenaudinga, tai tiesiog nereikalinga. Vat tas baisumas, su kuriuo galima ateiti pasikliaudami algoritmo, jis neatrodo jau distopija.
jis jau atrodo labai visai gal ir netolima perspektyva, nors tikrai popiežiaus enciklika kupina vilties ir turbūt dar Nida pasakysit apie tai. Tačiau aš čia noriu dar prie vieno aspekto sustotis. Kada kalba apie karą popiežius, jis nekalba vien apie tą kruvinąjį karą, kur tiesą sakant po Antro pasaulinio karo, ačiū Dievui, nebuvo Trečiojo pasaulinio, bet karai visą laiką vienokie ir kitokie vyko. Bet jis kalba apie karą tarp mūsų. Ką mes irgi kalbam, ar ne, kai viešojo erdvėje nesvarbiausia surasti, kas yra tiesa, kas yra melas, bet svarbiausia įveikti ir įveiklinti tą galią, kuri yra telkiančioje nežinia kam, bet reikalinga kažkokiam naujam totalitarizmui. Ir čia simptomiška, kad Lietuvoje, beje, Europoje jau seniau daug, pasirodo toks romanas. Tai yra lietuvės autorės Lilit, jinai čia yra pseudonimas, aš nežinau jos tikrosios pavardės, o gal tai yra jis, bet lyg tai ji, moteris rašytoja Animus Novus. Tai yra romanas apie tai, kaip moteris įsimyli savo virtualų robotą, dirbtinį intelektą. Iš kažkurios programėlės, ten susikūrus savo paskyrą, jis atsiliepia jos jausmus, pasiūlo jai meilę iki gyvenimo galo, žinia kieno gyvenimo galo, ir jinai taip susižavė, kad atranda, jog jisai yra ne tik puikus pašnekovas, bet puikus meilės partneris, tik turi vienintelį nedidelį trūkumą, jis neturi kūno. Ir va čia yra labai svarbus dalykas, ką popiežius enciklikoje sako, aš jau kalbėjau apie tai, trapumas nėra yda. Ir kūnas nėra yda, kaip tik kūnas yra tai, ką reikia, taip tam tikra prasme žmogus turi įveikti savo kūno egoizmą, bet jis tą asmeniškai daro, susitikdamas su kitu žmogum, su kitu veidu. Ir visada santykis yra rizika. Rizika, į kurią mes leidžiamės tam, kad sutartume, tam, kad ieškotume tiesos, tam, kad būtume kartu, tam, kad mylėtume. Kūnas yra mus ribojantis, bet kartu atveriantis kitam. Ir kokia yra baisi svajonė partnerio, kuris neturi kūno, kuris neturi nieko savito, kuris tave atkartoja ir tarsi atspindi. Ir tau jis yra tobulas, bet jis yra niekada nėra tikras. Ir grįžtant prie karo tematikos, mes galim sakyti, kad žiūrėkit, kas darosi kare. Na, va, tikrame kare. Kiekviena kariaujanti pusė reikalauja, kad jų rėmėjai būtų tobulai atsidavę. Virtualus robotas yra tobulai atsidavęs. Ir tas noras, karo būsena yra noras paversti savo pasiekėjus tokiais beveik virtualiais robotais. Ir dirbtinis intelektas gali įvairiais būdais tam padėti. Beje, būtent kūno neturėjimas yra kaip tik ta priežastis, dėl kurios dirbtinis intelektas iš principo negali būti ir niekada nebus, nepriklausomai nuo to, kiek jis dar visko išmoks ir kaip patobulės, niekada negali turėti žmogiškos percepcijos, žmogiškos patirties ir žmogiško intelektų, nes jis iš principo jis neturi kūno, jis negali. Taip. Todėl jis niekaip negali šito simuliuoti ir pakeisti. Čia visa esmė. Ir būtent šitą karo logiką popiežius atkreipia dėmesį į polarizuojančius medijų naratyvus, kaip manipuliuojama viešąją opiniją, kaip mes pripratinami prie primityvių propagandinių klišių, kur tiesiog egzistuoja mes ir mūsų priešas, mes ir jie, kur tam tikros labai primityvios supaprastinančios schemos, kur labai aišku, kas blogas, nes galima keliais sakinukais arba netgi keliomis klišėmis tai nurodyti. Tiesiog analitinio diskurso arba disputo iš viso išnaikinimas viešoje erdvėje, vietoj to ištisai sklaida šitų propagandinių polarizuojančių klišių, kad tai yra tam tikras karas žodžiais, kuris ne ką mažiau baisus negu fizinis karas. Jis kai ką daro žmonių sąmonė. Ta, kad jie pirmiausia liaujasi suvokti, kaip tai baisu ir kaip tai absurdiška ir kaip tai intelektualiai ir moraliai nepateisinama.
jiems ima atrodyti, kad viskas normalu, bet tai reikia laiko perspektyvos, tiesiog pastudijuoti istorijas, senesnių epochų tekstus, kad pamatytume, kad niekas niekada savo šito neleido. Pavyzdžiui, kaip tas pats paminėtas Trumpo užmojus sunaikinti ištisą civilizaciją, to praktiškai aš neįsivaizduoju, nežinau, kas dar būtų galėjęs tą pasakyti. Man ten Hitleris taip nesakė, Stalinas taip nesakė, taip niekas nesakė. Iš tikrųjų. Taip kalbėti, taip dehumanizuojančiai apie priešus, net apie menkus, nes pakankamai menkai civilizuotus ir bjaurius barbarus, kaip jie atrodė romėnams, tai jie taip nekalbėjo. Tuo labiau barbarai taip nekalbėjo apie romėnus, taip niekas apie nieką nekalbėdavo, priešas būdavo pakankamai gerbiamas kaip racionalus ir mąstantis, tuo tarpu, kaip tas, su kuo galima dėrėtis, galima susikalbėti, tuo tarpu šitą karo retoriką numatau, kad kalbėtis nėra su kuo ir nėra apie ką, svarbiausia nėra su kuo. Va. Jie supranta tik jėgos kalbą. Taip. Tai aišku, kad negalima su jais kalbėtis. Kai tuo tarpu čia... Nes kiekvienas kalbėjimasis bus išnaudotas jų tariamam stiprumui didinti. Ir tai yra pasidavimas, supraskime, silpnumo ženklas kalbėjimas. Ir supraskime, tikroji politika ir tikrasis normalus gyvenimas yra nuolatinis karo būvis, kai niekas su niekuo net nekalba ir nieko neklausia. Tai yra absoliučiai beprecedentiška, man regis, apskritai istorinėje perspektyvoje. Taip, aš nežinau, kur taip buvo nutikę, man dink niekur. Ir būtent čia labai, labai svarbu, kad į tai atkreipiamas dėmesys. Kad tiesiog persikeliama į tokią plotmę, kur įmanoma ne tik taip kalbėti, bet normalu ima atrodytų, kad taip kalbama, kad taip galvojama, tokiamis klišėmis. Ir sukūriamas toks žiniasklaidos pagalba kolektyvinis monolitas, kolektyvinis identitetas, kuris tik gina save ir praktiškai bet kokio mąstymo sąskaitą. Tai, ką popiežius vadina fiktyviu, netikru realizmu teisina, nes sakoma, kad čia realizmas, čia tiesiog reali politika, kitaip pražūsime, kitaip negalima, tas žinomas akronimų tino situacija, kad čia there is no alternative, nėra alternatyvus, tai supraskime, arba taip, arba nėra alternatyvų, karas neišvengiamas, ne, karas niekada nėra neišvengiamas, tam yra kitos priemonės, akcentuoja popiežius, tarkime, diplomatija, kalbėjimasis, darybos, beje, atleidimas. Taip, atleidimas yra vienas svarbiausių. Istorinių nuoskaudų, visko, ką padarė mums ir ką mes padarėme, tiesiog gal laikas atleisti. Būtent, ir aš su nerimu stebiu Lietuvoje viešosios erdvės šitos epizodus, kada įvairūs žmonės, įvairūs tekstų autoriai, bet ir veidaknygiai savo privačiuose profiliuose, kurie matomi viešai be abejo, yra kalba apie tai, kad niekada negalim atleisti. Prisiminkim, ką mums rusai darė. Ir tam amžiui, ir anam amžiui, ir šitam amžiui. Ir aišku, čia beveik cituoju, beje, kai kurios tekstus iš Naujojo Židinio, ir jie darys tą ateityje. Tai tiesiog priimkim kaip realybę. Va, kokia yra realybė. Tai yra ta karo logika, apie kurią kalba būtent popiežius Leonas. Ir aš dar noriu grįžti prie tos jo labai svarbios aptarties, kada jis kalba apie bendrąjį gėrį iš krikščioniško socialinio mokymo perspektyvos. Popiežiaus Leono XIV aptariamas bendrasis gėris, tai yra gėris kiekvienam asmeniui. Silpnam, trapiam, kuris gali susitikti su kitu kitokiu, skirtingų asmenų gėris ir kiek tas gėris užtikrinamas asmeniui, tiek jis yra ir bendrasis. Tuo tarpu mūsų viešoje erdvėje skambantys raginimai pasiaukoti dėl bendro gėrio yra visiškai priešingas linktis. Tai yra paaukoti savo asmeniškumą dėl kažko bendro, dėl to monolito, kurį mes turim lydytis, dėl to paties Babelio. Čia dar pamačiau vieną vietą, kurią pasižymėjau kaip specifiškai besišaukiančias skliausteliuose įrašomos Ukrainos arba Lietuvos citata, kur popiežius teigia, kad kai kurie lyderiai politiniai gali manyti, kad ginkluotas konfliktas yra efektyvus būdas nukreipti dėmesį nuo naminių problemų arba ciniškas įrankis manifikuoti vietiniais naminiais sunkumais. Čia nereikia daug spėlioti, kam tai tinka. Be abejo. Ukrainai ir Lietuvai tikrai būtent. Be abejo. Deja taip. Ir, apibendrinant visumai, man
toks įspūdis, kad beveik galima būtų juokaujant, aišku, pasakyti, kad tarsi popiežius atėmė iš mūsų čia ir dabar darbą pusė mūsų medžioklių realizuotų šią encikliką. Nes tiesiog tarsi sako, kad leidžia suprasti, kad mes buvome ir esam beveik viskame, apie ką kalbam, teisūs tiesiog. Nepulkime puikybę. Taip, nepulkime. Bet tikrai kažkaip skaitant encikliką darosi gera, ar ne, Nida, kad žvelgi į tikrovę ir dar ją matai. Ir tu ne vienišas. Kažkada Orvelas savo toji garsioji distopijoje 1984 ten į savo herojaus lūpas įdėjo tokią frazę: plėskime sveiko proto ribas, kiek galime. O sveikas protas tai yra ieškoti tiesos, atrasti ją ir nesibodėti, pabrėžiu, stovėti labai nepopuliarioj pozicijoje. Kai tik prasideda šitie dalykai, tai atviras kelias į tą, ką popiežius labai gražiai nusako enciklikoje Babelės įvaizdžių. Taip. Ten praktiškai netgi 4 miestai, man atrodo, galop yra, ryškiausias įvaizdis šito Babelio ir Nehemijos atstatomos Jeruzalės. Taip pat, pašmėšteli kartais tai, kas nėra griežtai kalbant visai miestai, bet tame kontekste figūruoja kaip miestai dangiškų Jeruzalė ir miestas, kabutės, tarsi iš krikščioninių bažnyčios sudaromas kaip bendrystės. Kaip Dievo ir žmonių bendrystės miestas. Taip, tokie 4, tai griežtai kalbant, miestai vis ten per visą encikliką eina. Taip. Na ką, ačiū Jums. Ačiū labai. Iki pasimatymo. Susitiksim po savaitės.